Pradėjau. Siųstuvas, kas ir parodo, kur dingsta mūsų didieji apuokai Lietuvoje. Aš dabar netgi suprantu, kodėl buvo man pasakyta, kad svarstysim tikslingumą paleidimą, nes didelės žūtis yra didžiųjų apuokų. Tai, uždėjus siųstuvus, mes matom, kas atsitinks su didžiaisiais apuokais. Ministerija ką dabar vėl pareikšė didelį susirūpinimą? ESO, jums vėl vienkartinis atvejis? Va, antrą didžiojo apuoko jauniklį. Gul negyva, prie stulpų. Apsuk kamerą, parodyk, kur saugu. Saugu yra mieste. Kažkokie ornitologai man aiškino, kad ten, oi, ne vieta paukščiam mieste. Būtent didiesiam apuokam saugiausia yra mieste. Užmiesti, pasižiūrėkit, tik išskrida paukštis iš miesto, jisai tupęs ant stulpą. Jis tupęs ant stulpą, todėl, kad jis taip medžioja. Jis atsitupė ant stulpų, kad medžiot natūraliai gamtoj. Kad medžiot gamtoj, pasigaut grobį. Ir kas yra, jis yra užmušams elektros. Taip negalima elgtis su Lietuvos gamta. Negalima. Kam tada apsimetam, kam tada tie visi spektakliai, kam tie susirūpinimai, ministerija aplinkos, ką vėl pareikšė didelį susirūpinimą. Jūs ten aiškinot, kad jūs dabar žiūrėsit kažką darysit, plėšriųjų paukščių labai yra mažai. Aš jums atsakau, plėšriųjų paukščių Lietuvoje negali būti. Todėl, kad ESO yra aukščiau už visą Lietuvos gamtą. Negali. Negali, tai yra laisvėj gimę paukščiai. Jeigu jūs turit nuosavą mišką ir ten atsirand paukščiai, pasižiūrėkit viską, aptverėt aplinkui Natūra 2000, nieko ten nebegali daryti. Kodėl nedaro tą su ESO? Kodėl ESO galima viską tą daryti? Dėl ko ESO aiškin mums kaip kvailiam, kad tai vienetiniai atvejai, vačium, ne vienetiniai atvejai. Kadangi didžiųjų apuokų tėvai, jos tėvai gyven mieste, jie gyven saugiai. O kai tik išskrendi gamtą, į natūralią gamtą, pažiūrėkit, kas atsitinks su paukščiais. Taip negalim elgtis. Ta prasme, tai yra visa kita yra butaforija, visa kita yra apsimetims, visa apsauga yra gamtos apsauga apsimetims. Taip negalim daryti. Velniop.